Gailėti, gailėtis, užjausti. Norai pildosi. Tai projektas, kuris gamtos dėsnių pagalba padeda keisti tavo gyvenimą. Pakalbėkime apie jausmus. Gailėtis, gailėti arba užjausti. Mano manimu, tai yra patys blogiausi veiksmai, jausmai. Jie netgi yra blogiau už pyktį ir nepykantą. Nes pyktis ir nepykanta yra didžiulės energijos, kurias galima nukreipti savo gyvenimo gerinimui. Dabar kas yra gailestis? Tai yra, kai tu nusileidi iš žmogaus, kuris turi problemų, nenori jų spręsti patsai ir reikalauja iš kitų, kad jam duotų energijos. Ta prasme, dėmesys. Dėmesys tai yra energija. Ir tu jau kažko tai gaili. Tu nusileidi iki jo lygio. O jo yra toks tikslas. Žmogelis turi problemą, tingi spręst, aplinkiniai, gailėkit jūs manęs, duokit man savo energiją, duokit man savo dėmesį, kad aš šitoj savo subinė ir toliau galėčiau gyventi. Ir tu automatiškai iki to pat reikalo nusileidi. Paaiškinsiu aš per metaforą. Eini tu mieste ir žiūri žmogus. Eina su peiliu, visas krūvinas, kita ranka tįsia lavoną, su badyta peiliu. Ir taip žiūrite žmogų, koks varšelis žmogus, kaip jam sunku tą lavoną tempti. Einu ir aš padėsiu jam tą lavoną tempti. Ir kas su tokiu atveju tampi? Tampi nusikaltimo bendrininku. Tai vad gailėti, tai yra tapti nusikaltimo bendrininku. Tai reiškia žudyti tą žmogų, kurio tu gaili. Nes kuo daugiau jo gailės, tuo jis ilgiau problemas nespręs. Jeigu jo nieks negailėtų, jis sakytų, balembački, reikia ieškoti kitos strategijos. Šita strategija nesuveikia, nieks man neduoda savo energijos, reiškia, reikia eiti spręsti problemą. Ir tokiu būdu žmogus pradeda spręsti savo problemą. O kol mes jo gailim, jis niekada tos problemos nespręs. Tas pats yra ir su užuojauta. Nereikia užjausti. Geriau tada padėkit, jeigu norit padėti. Paklausyti, gal tau kažkokio reikia patarimo, gal tau kažko reikia padėti. Bet neelementariai tam duoti 5 kapeikas ar 5 eurus. Bet rimtesnių patarimų ir šituo padėjimų. Dabar ką reiškia, kai tu gaili savęs? Bet suprantat, kad tada čia jau blogesnė varianta nėra kaip gailėti savęs. Jau šitoje tai kas man darytų, žiūrėkit, kiek jūsų gailitės praeitų gyvenimo įvykių. Jums duosiu vieną paprastą, elementarią gyvenimišką tiesą. Jeigu jos vadovausitės, visi gailėšiai dėl jūsų gyvenimo praeitų įvykių dar pradiks. Ir viena paprasta tiesa. Mes praeitį darėm daug įvairių sprendimų. Kai kas dėl tų sprendimų gailėsi. Bet yra vienas dalykas. Mes visus savo gyvenime priimtus sprendimus priėmėm idealius. Mes negalėjom priimti geresnio sprendimo tuo metu, būdami toj situacijoje, turėdami tokį, kokį turėjom resursą ir būdami tokios, kad tuo metu buvom išminties arba sugebėjimo arba mąstysenos. Visi mūsų sprendimai praeitį padaryti, jie yra nuostabus ir geri. Mes negalėjom tuo metu priimti geresnių sprendimų. Dabar aišku, čia kaip sakau, mes dabar visi čia pratingi, mes visiems kitiems galim patarti. Bet tada mes priimam patį geriausią sprendimą. Ir jeigu tu vadovausiesi šitą logiką, nesparsi, kas yra kaip aš, kas yra gailestis, kas yra užuojauta, turi problemų, turiu pagrėkimsi manęs. Va, tau sprendimas. Darai 1, darai 2, darai 3. Ne, manęs gailėkit. Aš jums paaiškinau, kas yra gailestis, kas yra ne. A toliau patys spręskit. Ar jums gailėti, ar jums gailėtis, ar jums užjausti, ar jums eiti link savo gyvenimo. Skirti savo dėmesį, savo energiją link savo gyvenimo. Ir kuo tu geriau gyvensi, kuo tu atrodysi laimingesnis ir aplinkiniais prie tavęs klausinėti. Palauk, o tai mes ir tokie pat norime, taip galima? Vis tiek mūsų nieks neužjaučia, tai tieks mums patiems kaptytis iš savo subinių. Tai vat nuspręsk, kaip tau geriau atiduoti savo energiją kitiem, vaidinti motiną Terezę, visų gailėti, visų užjausti, ar sakyti, okei, supratau, einu daryti pratimą, meilę savo, kad viską daugiau iš tam gyvenimą suprasti ir gyvenimas mano taptų geresnis. Bet kokia atveju, ar tu reikalauji gailinčio, ar tu gailiesi, ar tu eini savo gyvenimą. Jeigu tu žiūri šitą video, parašai komentarą, YouTube bent iš 5 žodžių, tu esi nuostabus, pasakiškai nuostabus. Jeigu komentarą neparašai, tik žiūri, padėdi šitą, tada tu esi tik nuostabus. Mielieji, gyvenam, keliaujam, kam įdomu ir džiaugiamės gyvenimu. Kūriam savo gyvenimą ir aplinkiniai iš paskos eis ir klaus patarimų ir nereikės nieko gailėti.